Sensorių pagalba pagal chlorofilo kiekį lapuose galima nustatyti azoto kiekį augaluose, tuomet kompiuteris sukuria labai tikslius tręšimo planus. Tokia naujovė Lietuvoje pirmą kartą pristatyta Agrovizijos parodoje. Joje tradiciškai daug ir kitų naujovių, ne tik technologinių mokslo, bet ir modernios naujos technikos. Jau 6. kartą surengta Agrovizija, žemės ūkio technologijų paroda anot jos organizatorių palyginus su pirmąja išaugo dvigubai. Traktoriai ir inventorius, įvairiausi augalų bandymų laukeliai, palapinės ir stendai, nuolat vykstantys seminarai ir technikos demonstravimas sudaro įspūdį didžiulės koncentracijos praktinės informacijos centro. Pagrindinė renginio idėja pristatyti naujausias technologijas perspektyviam ir konkurencingam ūkiui. Tradiciškai kuriame būtinos patikimos augalų veislės. Žemdirbystės instituto mokslininkai šiemet akcentuoja naujai registruotas veislės, tarp kurių pašarinių miežių, arka ir salyklinių alisa. Šios veislės yra naujos, intensyvios technologijos kūrimo ir pritaikytos intensyvesniam auginimui. Veislė arka yra derlinga, žemaūgė, atspari ligoms, o veislė Lysadas yra mūsų pirmoji dihaploidinė veislė, salyklinė, pasižyminti geromis salyklos savybėmis, didelių krakmolo ir mažų baltymų procentų. Atėję nauji lankytojai ir ūkininkai labai domisi naujomis veislėmis ir visą laiką klausinėja, kada galima bus įsigyti jų sėklų, ir mes tuo labai džiaugiamės, kadangi jos yra vestos mūsų platumose, mūsų sąlygose, jos yra labiau atsparios vietiniams kenkėjams, dėl to mes norime, kad tokios veislės paplistų Lietuvoje. Instituto mokslininkai dar tyrė žieminių kviečių naujų veislių atsparumą šalčiams. Bus perduotos tyrimams vikių veislės, labiau atitinkančios maisto gamybos reikalavimus. Laukeliuose auga belapiai žirniai. Geram derliui gauti reikalingas ir tinkamas tręšimas. Parodoje pirmą kartą mūsų žemdirbiams pristatyta kompiuterizuota sistema azoto kiekiui augaluose nustatyti. Beje, kaimynai Latviai jau naudojasi tokia modernia technologija. Agrikon kompanija nodarbojās ar precīzo lauksaimniecību. Agrikon kompanija užsiima tikslę žemdirbystę. Baltijos šalims pristatome įrangą, kuri leidžia labai efektyviai išnaudoti mineralinės trąšas. Parodoje demonstruojame, kaip specialus agregatas sensorių pagalba nustato chlorofilo kiekį lapuose. Tai parodo ir svarbiausios augalui maisto medžiagos azoto kiekį jame. Paprastai toks įrengimas tvirtinamas ant traktoriaus kabinos, kurioje esantis kompiuteris paskaičiuoja azoto kiekį ir jo poreikį. Po to siunčia signalą barstytuvui, kur ir kiek trąšų reikia. Taip racionaliai, taupiai ir saugiai išnaudojamos trąšos. Mes galime padaryti labai tikslius tręšimo planus, kuriuose tame pačiame lauke skirtingose vietose gali būti skirtingi kalio, magnio, fosforo trąšų poreikiai. Tam reikia dirvos mėginio. Ir po to sudarome elektroninį žemėlapį, kuris tinka tam pačiam terminalui traktoriuje darbui su trąšų barstytuvu. Gal ir netokia šviežia naujiena, bet naudingų technologinių sprendimų galima rasti dažname Agrovizijos stende ar paviljone. Tačiau renginio organizatoriai pagalvojo ir apie pramogas. Iš karto po parodos atidaromo ceremonijos imta ruoštis bulvinio čempionatui. Užduotis paprasta – bulvę sumesti į maišą iš 3 ir 5 metrų atstumo. Buvo sudarytos 3 komandos – valdžios atstovų su mokslo ir mokymų įstaigų vadovais, užsieniečių iš Airijos, Suomijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos dalyvausių tarptautinėje konferencijoje ir šalies ūkininkų. Atrodytų paprasta, bet bulvės skriejo pro šalį, kliuvo net aplinkiniams. Į vagą man labiau patikdavo kažkaip, tai nes geriau pataikydavo. Vagą galima įsprausti, čia reikia mesti. Tas duoda ką, nuotaika tokia. Taip, labai gerai, net aišku, reikia rimtų darbų, reikia visada pramogų, nes iš tikrųjų žmonės negali visada taip dirbti jau, kad, žinot, reiškia nusialinti ir panašiai, reikia ir tam tikrų atsipalaidavimų, tai tikrai šiaudau. Rezultatas tiek svarbu. Ne. Esu tikrai ne vieną kamuolį sutrinęs krepšinio aikštelėje, jaunystėje ir vaikystėje, tačiau esu mėtęs ne tik tai krepšinio kamuolį, dar esu daug mėtęs ir gan taikliai cukrinių runkelių savo laiku į priekabą traktoriaus. Taip pat daug teko mėtyti akmenų nuo lauko, į vežimą, į T25 traktoriuką, kur priekį kuzaviukas tas nedidelis. Taip kad esu nemažai ir visko mėtęs. Treniruotės viceministrui pravertė. Po valandžiukės bulvių mėtymo suskaičiavus rezultatus paaiškėjo, kad jis vienodai taškų pelnė su ūkininku iš Mažeikių rajono Andrėjumi Virkučiu. Visiems gerai žinomam renginio vedėjo paskelbus, kad ūkininkai stipresni, Mažeikiškiui atiteko 1 vieta ir ypatingas Beje, 3 vieta paskirta taikliarenkiai Mairai, parodos lankytojai iš Latvijos.
Suprantama, kaip tikrose varžybose daugiausia dėmesio nugalėtojai. Ką dabar teks su bulvėm daryti? Bandysim ragauti. Šviežios dar nevalgėm šiemet šviežių bulvių. Ką namie ūkininkai bulvių neaugina? Labai mažai. Tokių neturim dar ankstyvų, didelių. O tai kaip pavyko nugalėti, turbūt mažiau ūkininkaujat, daugiau krepšinį žaidžiat? Nu, žaidėm kažkada daugiau, dabar jau ūkininkaujam stipriau negu krepšinį mėtom retai labai, bet ranką turim kažką. Pralaimėjusio varžytuvėse nebuvo, juk ne kasdien tokie renginiai. Įspūdį padarė ir užsieniečiams atvykusiems į parodą ir aktyviai joje dalyvausiems. Malonu, man ir naudos bus, kiek nors pasidaryti, turėsit laiko. Tai reiškia, že matot naudos, bet žmogus kaip asmeniškai, ale kas su kuo naudu pasidalyti su kuo. Tai yra svarbus dalykas. Kad aš buvau, matėjau, tai da ne viskas. Ale kad tu parvažiavęs, susakys su ūkininkais, papasakos, pakvies, diskusijate apie šono, pabandyk, pagalvok. Tai yra dalykas. Tai yra dalykas. Bet ne visi mes galime būti visi kartu vienoje vietoje. Bet tai buvo ir bus. Ale pasidalys tų žinių. Sugebantiems pasidalyti žiniomis ir siekiantiems sužinoti naujovių, tokia paroda pati geriausia vieta. Mokslininkai, specialistai, konsultantai ir atvirame lauke ir palapinėse diskutavo ir aiškinosi įvairiausiomis temomis. Viena jų – saugus augalų apsaugos produktų naudojimas ir aplinkosauga. Tausiam augalų apsaugos priemonių naudojimui jau skiria dėmesį ir žemdirbiai. Ar kol kas dar nelabai? Na, yra visokių žemdirbių. Jeigu, sakykime, kai kurie asmeniškai, sakykime, teko, sakykime, už savus pinigus ir lektorius sugeba pasikviesti keliom dienom, kaip, sakykime, ūkininko Aleksandravičiaus darbuotojai buvo fakultete atvažiavę porai dienų ir apie naujoves aiškinom ir apie saugų augalų apsaugos produktų naudojimą. Manau, buvo patenkinti be jokių, sakykime, projektų, be jokių rėmimų. Ir į šį seminarą susirinkę klausytojai ar pro šalį einantys ūkininkai teiravosi jiems reikalingų ir labai konkrečių dalykų. Na, o šitas nitrilo pirštinės, va konkrečiai su šituo numeriu EN374, tai čia jau, kaip sako, kai tėvė mūsų. Privalu tik tokias su tokiu numeriu ir tai yra va būtent apsauga ir ilgalaikė apsauga, kur užteks ruošiant. Taip. Ūkininkams tai irgi dabar svarbu labai. Tai viskas svarbu, tik tai tiek, kad nebuvo galima nupirkti tų sertifikuotų, niekur nėra. Informacija. Tai mes pirmą kartą žiūrim, kad čia yra produkcijos pirk, bet nėra sertifikuota, jinai neturi to tokio kodo, nieko, viskas. Nusipirki, bet nežinai, jinai tau naudinga, nenaudinga, va šitas yra didžiausias. Dialogas su ūkininkais čia turbūt abipusiai naudingas. Aš tiesiog labai tuo džiaugiuosi, nes yra va tų dalykų, na aišku, pradedi projektą, pradžioje nežinai, ar jis reikalingas, ar jis pasiteisins, o vat tokių susitikimų metu kaip tik ir paaiškėja, kad tai tikrai labai reikia. Visa Agrovizija žemės ūkio technologijų paroda pagrįsta bendradarbiavimu tarp mokslininkų ir gamybininkų, tarp technikos pardavėjų ir žemdirbių, tarp visų atvykstančių ir parodos rengėjų. Paroda labai demokratiška. Mes visą laiką kartu su parodų dalyviais, kartu organizatoriai sprendžia, kokias temas pasirinkti, ką reikėtų parodyti, kas yra aktualiausia. Žinoma, šiais metais yra aktualu, kad žemkenčiai blogai žiemojo, taigi labai gerai matosi veisės, kurios labiau žiemojančios, kurios blogiau. Taip pat bus tikrinamos žemės dirbimo mašinos. Nauja tai, kad bus bandomos tręšimo mašinos, bus demonstruojamos, kaip jos dirba. Žemės ūkio augaluose jau matosi, koks prognozuojamas derlius, kokios yra problemos, kokios lygos puola, kokie kenkėjai. Taigi pats geriausias laikas diskutuoti apie svarbiausius klausimus. Tai paroda ir toliau liks tradicinė, metas palankus, žemdirbiai domisi, ta tradicija tęsis. Taip, mes manome, kad ir bus 7-oji kitais metais paroda, kadangi susidomėjimas didelis, daug lankytojų ir tikrai puikus bendravimas tarp visų yra. Agrovizija tradiciškai vyksta birželio paskutinėmis Liepos 1 dienomis Žemdirbystės instituto bandymų laukose.